nutolus visai toli nuo miesto, kažkur randamės kalnuose apie 600 metrų aukštyje, bet kaip galit girdėti ir čia kvietimas maldai. Labai gražu čia. Tad važiuoti vaizdai kerintis. Pušynai, kvapai, pasijaučiu minutėliai, kaip Lietuvoje, kaip namuose. Nors dabar gruodis. Čia šilta, kokiu 18 laipsnių ir čiurlena visi upeliai. Už Gazipašos oro uosto pasukus į kalnus radome asfaltuotą kelią, vedantį tiesiai prie vandenilio sulfido šaltinių. Pakeliui darėme keletą sustojimų, kadangi vienam iš mūsų keleivių turkiški serpantinai kalnų pasirodė visai nedraugiški, sutikom tokį gražų padarą beklaidžiantį kalnuose. Jisai draugiškai buvo nusiteikęs, leido pasiglostomas, įsigrožėję vaizdais, pabuvę smagioje draugijoje, keliavome toliau. Tokie gražus vaizdai, pasigrožėkit. Na ką, keliaujam kalnuose apie 600 metrų aukštyje ir vaizdai iš tiesų labai kerintis. Labai primena Lietuvą man kvapais, pušynai aplinkui. Ir visur grybautojai, gruodžio mėnuo, praktiškai naujieji metai, bet daug labai grybautojų, medžiai nusidažė kaip pas mus spalį, šilta, aišku, šiek tiek vėsiau kalnuose, nei pačioje Gazipašoje, 18 laipsnių čia, bet labai labai gražu, pasigrožėkit vaizdais. Na ir pravažiavę visai nedaug, apie pusę valandos, pagal kvapus jau galėjome rasti vandenilio sulfido šaltinius. Iš tiesų, turintis tam tikrą specifinį kvapą, kas uostė papuvusius kiaušinius žino, apie ką aš kalbu, radome šitos puikius šaltinius. Vandenilio sulfido terminiai šaltiniai Gazipašos šiaurės kalnuose yra išsidėstę. Tiesia linija nuo centro yra 15 km, bet pakeliui tai gavosi kažkur apie 28 km serpantininiais keliais. Apsilankymas visiškai nemokamas, žmonių čia labai mažai, sutikome dar kelis asmenis, kurie puikiai išsimaudė baseinai. Fantastiškai graži vieta su labai būdingu kvapu. Ryte vanduo drumstas, bet vakare nuskaidrėja. Temperatūra ištisus metus yra apie 28 laipsnius, mes irgi pabraidžiam, keli asmenys čia netgi maudėsi. Vanduo labai sveikas ir gydantis, panardinus oda tampa labai švelni, tarsi aksominė. Vietiniai sako, kad vanduo gydo daugelį moteriškų ligų. Cheminė sudėtis tonizuoja odą, o tai neabejotinai turi poveikį imuniniai sistemai. Čia galite matyti, kaip versmė iš po žemės muša tą šiltą vandenuką ir iš tiesų iš kilti net nesinori, yra padarytas tam tikras baseinas, galima pasimaudyti. Tai iš tiesų, kai aplinka šiek tiek vėsesnė, tikrai malonus jausmas panardinus kojas, pabūti, bent jau pabraidžioti.
O čia mūsų pakeleiviui kaip patiko vietiniai kvapai. Taigi taip smagiai praleidę popietę, dar sustojome trumpam pasigrožėti nuostabių saulėlydžių. Kalnai jau sniegoti ir negalėjome praleisti nuostabiaus vaizdo.